Labadiena, gerbiami visaginiečiai. Ką kalbėti apie savaitę? Savaitė buvo tam, kad paaiškinti naujas normas įsigaliojusios nuo sausio 1 dienos apie biudžetą. Formuojame biudžetą, kuris tikimės, kad bus patvirtintas vasario mėnesį. Miesto biudžetas, todėl susitinku su visais įstaigų vadovais, aiškinam, kokie pasikeitimai, kokios atsirado naujos teisės dėl įstaigų vadovų, kokios naujos atsakomybės ir kaip naujai dabar formuojamas ir skiriamas biudžetas. Todėl susitikimų tikrai labai daug. Po šitų susitikimų bus dar vienas etapas susitikinėjimo, kada jau kalbėsime detaliai apie biudžeto eilutes, kalbėsimės apie sumas. Tikiuosi, kad surasime bendrus sprendimus ir biudžetas bus priimtas. Dabar atsakysiu į tuos klausimus, kuriuos gavau. Buvo informacija, kad mūsų ligoninė negaus regioninio statuso. Ar taip yra? Kam reikalingas kuriamas sveikatos centras, kokią naudą iš jo gauna gyventojai? Ir kodėl privati klinika gaus daugiau pinigų nei savivaldybė? Pradėsiu nuo pabaigos klausimo. Neturiu šiokios tokios informacijos, kad daugiau pinigų gaus privati klinika nei savivaldybės poliklinika. To tikrai nėra. Dėl sveikatos centro, tai noriu pasakyti, kad jis daugiau organizacinio pobūdžio. Mes turime 3 įstaigas, tai yra mūsų ligoninė, poliklinika ir taip pat poliklinika, kuri yra privati. Jos tarpusavį susitarė bendradarbiauti ir teikti visas reikalingas paslaugas mūsų gyventojams. Už tai dar gauname ir investiciją iš valstybės. Taigi galėsime šiek tiek pasitvarkyti, pamokyti gydytojus, jie galės į kursus kažkur tai nuvažiuoti ir mūsų savivaldybė išlieka su visomis 3 įstaigomis. Apie regioninę ligoninę tai nebuvo jokio niekada tikslo šitos reformos daryti vienaip ar kitaip ligoninę. Jinai daugiafunkcinė pas mus ir pasilieka. Tačiau jeigu žiūrėti į kaimynus, tai po šios reformos, ką jie jau yra priėmę, pas juos nebelieka atskiro juridinio vieneto kaip ligoninė, ten susijungia poliklinika kartu su ligoninė ir kaip tokios ligoninės nebelieka. Ir visam regione, tai tarp 6 savivaldybių, tik 2 savivaldybės turės atskirus juridinius vienetus, tai ligoninės yra Utenos ligoninė ir Visagino. Ar tai yra regioninė ar neregioninė, čia jau teisinis klausimas. Faktas vienas, kad mes džiaugiamės, kad sugebėjome įrodyti, kad mūsų ligoninė yra pakankamai didelė, pakankamai daug pacientų aptarnaujanti ir turi potencialą dirbti toliau. Dėl to ministerija ir padarė šį sprendimą, palikdama mums ir ligoninę kaip atskirą juridinį vienetą. Dėl to, kad mes sugebėjom taip įrodyti, gaunam investicijas ir jau dabar pasirašinėjame su kaimynais taip pat bendradarbiavimo sutartis, kuriomis įsipareigojama, kad tarkim iš Zarasų ligoniams, kuriems reikia ligoninės paslaugų, važiuos pas mus. Tikimės taip pat ir su Ignalina pasirašyti ir mūsų ligoninė toliau gyvuos. Antrasis klausimas. Nelabai patogu, kad savivaldybės tinklalapyje 8 autobuso maršruto tvarkaraštis turi būti atidarytas per nuorodą atskirame lange. Ar galima taip atvaizdą patalpinti tiesiai į pagrindinį Visagino maršrutų puslapį ar kur kitur prieinamiau? Nežinau, kaip kitur prieinamiau, tačiau tvarkaraštį į pagrindinį savivaldybės puslapį tiesiog dėti, manau, yra neteisinga. Yra žymiai svarbesnių informacijų, o tas, kas rado jau tą tvarkaraštį, įėjo, rekomenduočiau tiesiog jį nusikopijuoti ir turėti. Kada savivaldybė
pradės bausti nesąžiningas įmonės, kurios montuoja langus, bet neišveža senų langų ir statybinių atliekų. Parko gatvė 13, Partizanų gatvė 10, ilgą laiką guli seni langai. Matot, reikėtų nelaukti. Reikėtų iš karto dėti informaciją į tinklalapį savivaldybės, yra rubrika Tvarkau miestą, tada specialistai labai operatyviai sureaguos ir nubaus tuos pažeidėjus. Šiuo atveju specialistai mane informuoja, kad nuvyko į šios adresus ir ten jau nieko nebėra, viskas sutvarkyta. Tai gerai, kad sutvarkyta, bet kad ateityje to nebūtų, reikėtų operatyviai reaguoti ir pranešti. Taip pat žinome situaciją ir ji stengiamasi, kad tokių situacijų kiek įmanoma būtų mažiau. Galiu tik pasakyti tiek, kad per praeitus metus yra inicijuotos bent 40 nuobaudų už tvarkos pažeidimą. Ar yra progresas dėl kelio išvažiuojant iš miesto? Prisimenu, kelių direkcija pernai žadėjo pradėti kelių remontą. Labai norėčiau pasakyti daugiau optimizmo, tačiau paskutinis raštas, kuris išėjo ministrui, tai buvo gruodžio mėnesį, pabaigoje gruodžio nuo manęs, aš teiraujuosi, aš netgi, sakyčiau, šiek tiek ir informuoju, kad po susitikimo su ministru tikrai atrodo labai gražiai sudėliom, numatėm planą ir buvo pažadėta, kad jau 24 metais tai tikrai bus sutvarkytas kelias. Dabar mano žiniomis aš nematau ir nežinau, kad būtų skirtos lėšos, kad būtų padarytas projektas, todėl optimizmo čia nedaug. Baisu pagalvoti, kokios antisanitarinės sąlygos prasidės įrengus atskirus konteinerius maisto atliekoms, žiurkės, pelės, kvapai, ar to galima išvengti. Jeigu kalba eina apie surinkimą maisto atliekų, tai to išvengti negalima, tai yra Europos direktyvos reikalavimai, tam jau yra ruošiamasi, tam jau yra Utenos regioninis atliekų tvarkymo centras jau pasiruošęs ir kovo mėnesį mes pastatysime 40 konteinerių maistinėms atliekoms rinkti, todėl šitos dalies tikrai negalima išvengti. Dėl žiurkių, kvapų ir antisanitarijos tikiuosi, kad pavyks išvengti, ne tai bus baisu, kadangi konteineriai yra specialūs, juose netgi numatyti antikvapo, sakykime, išleidimo grotelės ir taip toliau. Taigi pabandysime ir suprasime, ar įmanoma išvengti to kvapo ir žiurkių ar ne. Kodėl po švenčių eglutes mieste galima palikti tik 2 vietose? Kodėl jų negalima palikti teritorijose su atliekų konteineriais? Manau, tai pakankamai aiškus atsakymas. Jeigu mes teritorijose su atliekų konteineriais pradėsime krauti eglutes, greičiausiai labai greitai prie pačių konteinerių prieiti nebus galima ir tada gyventojai tiesiog priverstinai turės palikti savo buitinės atliekas ne konteineriuose, o šalia. Pasidarys, manau, labai didelė netvarka. O dėl 2 vietų, miestas pas mus labai kompaktiškas ir aš labai tikiuosi, kad to pakanka, kad žmonės, kurie nusprendė išmesti eglutę, nuneš ir padės tą legaliai, teisingai. Ar galima reguliariai bent jau kas ketvirtį organizuoti muges, kuriuose gyventojai galėtų parduoti ir keisti savo daiktais? Neabejotinai tai galima. Tik tai norėčiau kreiptis, kad daugiau aktyvumo. Praeitais metais tikrai labai džiaugiuosi, net 2 renginiai buvo suorganizuoti tiesiog pačių gyventojų, paimant tam leidimą. Leidimas nėra brangus, juolab, kad gavus leidimą galima susirinkti už prekybos vietas ir gražinti savo tas lėšas, jei neklystu apie 60 eurų, tai visą tai kainuoja. Ir tokių sendaikčių pasikeitimo, pardavimo, tokias muges tikrai galėtų jau patys gyventojai susiorganizuoti. Tai būtų tikrai graži tradicija. Gaila, bet
nedaug aktyvių gyventojų ir dauguma vis laukia, kad kažkas administracija viskas organizuotų, padarytų, o mes naudosimės. Kodėlgi negrįžus prie ankstesnės stambiagabaričių atliekų surinkimo prie namų laiptinių, žmonėms vis tiek jų nėra kur dėti ir jie deda tas atliekas šalia laiptinių. Tai manau, kad nereikėtų grįžti prie tos sistemos, dabar yra galimybė išvežti savo stambiagabaritės atliekas į atliekų surinkimo vietą, ten jas priims nemokamai ir jums kainuos tik pats nuvežimas. Tuo atveju, jeigu pakeistumėm taisyklės ir leistumėm krauti šalia laiptinių, šalia savo kiemuose, tai nebejotinai vėlgi reikėtų samdyti įmonę, samdyti ir mokėti už kurą, už darbą ir taip toliau. Ir tai nebejotinai keltų mūsų buitinių atliekų išvežimo įkainius. Taigi, kitaip perfrazavus, tai už jūsų atliekas tektų mokėti visiems, jūsų kaimynams, draugams ir pažįstamiems. Ar žemės sklypai bus perduoti savivaldybei, ar miškas taip pat bus perduotas? Eina kalba apie miesto teritorijoje esančius sklypus ir miškus, tai taip jie bus perduoti. Prie fontano sumontavo turėklus, bet jie užversti sniego krūva. Negalima ten praeiti, o prie vinotekos parduotuvės, kur yra nusileidimas, slidu, nebarsto smėlio. Kam įrengti turėklai, jei jie užversti sniegu? Tai tikrai ne visi turėklai yra užversti. Jeigu kalba tiesiog šalia fontano, tai ten yra sandėliuojamas sniegas. Kitaip jį reikėtų išvežti ir mokėti už tą išvežimą. Todėl toks yra priimtas sprendimas. O dėl pabarstymo smėlių, tai ne visada barstomas smėlis. Šiuo metu danga Sedulinos alėjoje yra tikrai nauja, graži ir tam yra specialios druskos, kuriomis barstoma alėja. Ir todėl gal susidaro įspūdis, kad ten nebarstoma smėlių. Tačiau tam, kad saugoti tą, ką padarėme, reikia barstyti ne smėlį. Į visus klausimus atsakiau. Noriu pasidžiaugti gamta, noriu pasidžiaugti tokia nuostabia žiema. Ne kiekvienais metais mes turim tokią gražią žiemą, tokią žiemą, kuri gausiai apdovanoja mus ir sniegu, ir šaltukas pakankamai toks neblogas, miškai tikrai gražus ir tai kelia nuotaiką. Noriu palinkėti jums per išeiginės tikrai geros nuotaikos, geros sveikatos, viskas bus gerai.